Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, mažo Žemaitijos miestelio mokslo ir kultūros židinys. Mokyklos istorija prasideda 1538 metais, kai buvo įkurta parapinė mokykla. 1921 metais įsteigta Sedos vidurinė mokykla. 1961 metais mokykla persikėlė į dabartinį pastatą. 2004 metais mokyklai suteiktas poeto Vytauto Mačernio vardas, o 2007 metais akredituota gimnazija. Šiandien gimnazijoje mokosi 396 mokiniai, dirba 49 mokytojai. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai geba mokytis ir mokyti, nuolat dalyvauja įvairiose projektuose, domisi naujovėmis ir jas taiko savo veikloje. Gimnazijos bendruomenė iniciatyvi ir kūrybinga. Moksleiviai ir mokytojai kupini kūrybinių idėjų, kurios įgyvendinamos ne tik mokykloje. Projekto Griebk jautį už ragų vykdytojai sutvarkė Sedos autobusų stotelę. Projekte laimėtas futbolo stalas paįvairina mokinių laisvalaikį. Patys mokiniai kūrė gimnazijos vėliavos eskizus. Taip atsirado gimnazijos vėliava. Gimnazijoje vykstantis forumai sukviečia prie diskusijos stalo mokinius ir jų tėvus. Sprendžiamos problemos, iškylantis klausimai, pateikiami pasiūlymai ir problemų sprendimo būdai. Bendraujantys. Džiaugiamės gimnazijos mikroklimatu, mokinių ir mokytojų draugiškų bendravimu ir bendradarbiavimu. Vyksta bendra sporto ir meninė veikla. Ypatingai didžiuojamės ilgus metus besitęsiančią mokinių mainų programa su Vokietijos Metingeno gimnazija, bendraujama ir virtualioje erdvėje. Norintys pažinti. Gimnazijoje taikoma įvairaus mokymo ir mokymasi programa. Organizuojamos tradicinės lietuvių kalbos, istorijos ir ekologinės konferencijos, pamokos vedamos kitoje aplinkoje. 2013 metais gimnazijoje įkurtas tolerancijos centras, skatinantis domėtis kitataučiais. Socialiai aktyvus. Gimnazijoje veikia kelios organizacijos: Žemaitijos skautai, ateitininkai, jaunieji šauliai, jaunieji policijos rėmėjai, meno kolektyvai, teatro studija Metamorfozė, dainų studija Vizija bei šokių būrelis. Puoselėjantis tradicijas. Su poeto Vytauto Mačernio vardu į gimnaziją atėjo naujos tradicijos. Poeto gimimo ir žūties dienoms paminėti skirti piešinių ir rašinių konkursai, kasmetinis kelias Šarnelėje, vizijų takais. Vytauto Mačernio vardas į Sedą atvedė daug žymių žmonių: Viktoriją Daujotytę, Juditą Leitaitę, Saulių Sondeckį, Donatą Katkų, Marcelijų Martinaitį, Donatą Banionį, Rimvydą Stankevičių, Gintarą Bleizgį, Liudą Mikalauską, Vytautą Paukštę, Valentiną Masalskį, Zachariją Plavin ir kitus. Tradicinės kultūros šaknys labai svarbios, todėl ypatingas dėmesys gimnazijoje skiriamas žemaitiškumui. Nuo pirmųjų klasių mokiniai ugdomi žemaitiškumo dvasia. Didelis etnokultūros lobis Sedos suaugusiųjų folkloro ansamblis Remolė, o šalia jo tradicijas perimantis ir puoselėjantis gimnazijos ansamblis Remolioka. Remolioka žinomi ne tik Sedoje, bet ir Respublikoje. Jie yra tarptautinio folkloro festivalio Baltika, dainų šventės, konkurso Tramtatulis ir Patrepsynė dalyviai bei nugalėtojai. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija – mokymosi, tradicijų puoselėjimo, kultūros centras, ugdantis išsilavinusią, kritišką, aktyvią, sąmoningą, dorą ir pilietišką asmenybę.